Eik tu namas, koks garsas. Darova. Ale šalmas koks gražus. Man jau reikėtų pasikeisti. Nes pas mane šalmas jau nežinau. Nuo 1900. O ką daryti, GoPruškė yra užmountinta normaliai. Biškelį šalta šiandien. Vėjuota, va pirmą dieną normaliai šiandien kaip galima normaliai po lauką vaikščioti, nes šalta buvo. Iš pradžių karšta, paskiau minusas. O dabar sugalvojam išlįst, nes tamba motyvuojantis komentarai jau pradėjo rašinėti. Kelis video kels ir vėl dings. Nice. Šiaip, pirmas toks komentaras nėra malonus, bet teisybę pasakė žmogus. Nemalonus komentaras, kuris parašytas teisingai. Nu kągi, labą dieną. Sugalvojom išlysti kiemą. Jau pradėsiu rimuoti ir repuoti, kaip Tarzanas. Sik. Sik yra tipo, tai varom sik į salę. Varom sik pas mergytę kokią. Ten buvo vakar sik. What the fuck? Kodėl aš prisiminiau? Why? Šiaip ne pirmą kartą išlėkiu žinokiečiais metais. Jau išvariau pafilmuot aš. Žodžiu, išvariau pafilmuot. Ir nepatikėsit, tokią gerumo vlogą turėjau. Ir įvykių, ir pirdų sutikau, ir keturatės poterį sutikau. Žiauriai fainiai ir tokių nekasdienių situacijų. Grįžt namo. Išsiemu šitą vlogą, pasižiūrėt, kas gavos. Eik, tu garsas vien tik GoPro. Ta prasme, ta, kuri yra išoriai. Garsas tik išorinės GoPro, o viduj mikrofo nebuvo garso. Wow, sakau. Tai buvo žiauriai motyvacija belen kokia buvo. Saulutė tu išdengs debesis. Viskas, bye. Tik išvažiuok, bet. Tik išvažiuok. Tai saulutė, tai hujiukė. Nu, karoči. Išvažiuoji ir saulė dingst. Išvažiuoji ir lietus pradeda lyti. Išvažiuoji ir garsas dingst. Išvažiuoji ir viskas. Paleidž, močiutės. Nu, močiutė, eikit, prašau, nu. Eikit. Eik, taigi, laukiu. Jeigu stovi, tai eik. Ir mes atvykome į niekur. Ai. Spaudnuosi. Spaudnuosi. Va čia praeitą kartą buvau atvažiavęs, tai tų vartų dar nebuvo. Sakau, nufilmuosiu gerų šotų. Aikštelė graži, o dar motas kažkoks viduj kaip tik. O dabar nieka. Opa. Atvažiavome. Pagaliau girdėsiu save. Pagaliau matysiu save. Tai ką, nemoku važiuoti, visi pypsin man čia šiandien. Mes esam kažkokiai tai apleistoj vietoj. Čia seniau darydavo raketas. Sovietmečių. Nuklonas vadinas. O šiaip sveiki gyvi. Aš nesuprantu, o čia vėl varšiuką man trūkst. Gerai.
šiaip aš, čia narkomanins kažkoks. Mokykloje aš irgi turėdavau priklausomybių. Dabar irgi turiu priklausomybę tokiom išskirtiniam mašinom. Priklausomybė važiavimui. Normaliam važiavimui. Tai va šiandien, kad ir biški šalta, biški vėjuota, biški debesuota, nusprendžiau rašyti, gal vlogas nebus ilgas. Gal ir bus nieko gero. Bandysim nuotykių paieškoti. Tai šiandien tokį trumpą sukelsim, o daugiau žiūrėsim. Padarysim kelias ir dingsim. Goodbye bus. Tai va, prisikėlėm, atsidarėm sezoną. Šiaip jo atidariau, tada važiavau pirmą kartą. Važiavau ir dingo garsas. Tokį gerą vlogą turėjom. Tokį gerą vlogą. Pyst ir dingo. Dingo garsas. Gerų vaizdų šį buvo. Aš nežinau, galvojau, įrašysiu ant viršaus. Paleisiu video, kaip kiti daro. Įrašysiu ant viršaus garsą. Ar nuotykių ieškoti, nes čia nieko nebus. Šalt stovėt. Važiuoju dar šalčiau, bent jau kai važiuoji, prakaituoji klins. Ir ne taip jau blogai. Seniuk sako, važiavau kažkada aš irgi su tokia java. Su tokia java aš irgi važiavau kažkada. Bet įsiganda, pamatęs kamerą, nusisuka greitai. Galvoju, pas mane tokių dalykų nebūdavo. Pas jį bent nebūdavo jaučiu šviesoforų kaip dabar. Stovi, laukia, paskiau karpyk. Na, ten ką? Ai, bala, sulauksiu motą, pamojuosiu, jeigu atmojuos, pasakysiu gerą naujieną. Nu, davai, pamojuok man, davai. Ot, maladėc. Džingo. Kai sakiau, pasakysiu, ar ne? Visi varom į puslapį motoroad.lt. Ir kuris nukreips jumis į Discord serverį. Aš nesinaudoju Discordą, bet dabar naudojas, nes ten įvairios diskusijos moto klausimais. Renginiai, diskusijos, aplamai viskas. Susiras bendraminčių, susiras draugų, su ko gali išvažiuoti, spręs problemas, pirk, parduok, nu žodžiu, geriau nei Facebook šūdas. Tai motoroad.lt į Discord serverį ir ten prisijungiat. Aš ten esu, mane ten lengvai rasit. Jeigu norit pačiatit, parašykit. Žodžiu, motoroad.lt. Šitą mergičką bus baikeris. Šitą mergičką bus baikeris. Tas nebus baikeris. Kada video? Kada bent tik kelsi kažką? Parašyk. Po klausimų belenkiek. Kaip galvoji, ar gerai pirmas motociklas yra litras? Ne. Kaip tu manai? Dabar laikaus A2 kategoriją. Ar pasimt litrą, ar važiuot su A2? Važiuok su A2, seniukai. Iš vis, kam tau litras, iš vis, kam man litras yra, aš nesuprantu. Litras yra pasirodyt, arba jeigu važiuoji žiedė, sportuoji, čia ne aš pamiršiu. Darova! O jaunims beveik visi man pakel ranką. Neįsivaizdinę, maladėt. O, seniukai. Biški dūmė. O, keičiamės.
Jūsų sunkienybė. O, deduks, ką tai reiškia? Tai reiškia garso. Oh yeah. Man, žinokit, mikrofonas remiasi nosį, so bad. Stobaliai, kai grįžti, simsiu šalmo, būsiu toks. Kada čia šūdų krūva, nepalyginti su praeitų vlogu, kai buvo geruma. Mocas. Go, aš noriu pavyt Mocą. Duosi fist bomb. Važiuok, Avilynų, kas čia yra? Privažiuoju. Kažkodėl mašiną stok, žalia dega. Galvoju, ką čia rėk ant tų žmonių, dėl ko tai pykstu. Kas yra? Privažiuoju, pasižiūriu, o ten mergička sėdži telefonė. TikToką scrollint, what the fuck? Tai scrollint namuose. Tas gers. Čia nebereikalo tas pasakyts ir nebereikalo aš parodžiau jį. Tai čia nebuvo, tai va. Sveiki atvykę į šutiniausią vlogą pasaulyje. Nes nieko nepasakysiu, nes stoju prie raudonos kažkokiam kamštį 6 mašinų. Nieko neturiu ką pasakyti. Už nugaros stumės man busiks. Čiut pisa man įsubinė. Oba, su kabriku. A ja p***u iš vis. Nematau, 40 minučių įrašinėjom. Šyzas, reik varyt nami. Ani? Tai va. Ne, nesimato nieko. Ten kebros belenkiek žiūri. Oi, seniukai, ne čia pataikiau, blemba. Aš pasakiau, niekom netrukdant, ne. Tiek išvažiuok kažkur tai. Ir prisistata visokie. Reikia pamiršti. Tau geriau. Nu ką, gražuolė? Ar gražuolį? Šiais laikais, man atrodo, jau nebesvarbu, ne? Tiek jau tai nusifilmavo, mačiau 5 minučių. Nieko nepadarysi. Jaučiu reikalą lėkt nami. Nieko čia nebus. Nušaliau kaklą, palikau kaklaskarę kažkur tai. Bus angina, vėl nebeišvažiuosiu. Iš tikrųjų ir kelsiu 3 tiktais video ir dingsiu. Ne, nedingsiu. Aš galvoju, kad vis tiek kelsiu. Biltik išvažiuoju ir filmuoju. Kitaip nebus. Karočią, hebra, varom nami. Reik montuoti ir kelti tą šūdą.